Sveiki, čia laida Renkuosi studijuoti ir šiandien kviečiu iš arčiau pažvelgti į Vilnius Tech elektronikos fakultetą, kuriame gimsta inovacijos ir ateities technologijos. Čia studentai ne tik mokosi, bet ir praktiškai pritaiko įgytas žinias, dirba su modernė įranga bei dalyvauja įvairiuose projektuose. Tad pažiūrėkim, kokios galimybės laukia čia studijuojančių. Elektronika pasaulyje pradėjo vystytis 20 amžiaus pradžioje, nuo vakuminių lempų ir pirmųjų radijo imtuvų iki šiuolaikinių išmaniųjų technologijų. Tranzistoriaus išradimas 1947 metais ir vėliau sukurti integriniai grandynai tapo lūžio tašku, atvėrusiu kelią pažangai, kurių kasdien matome ryšiuose, medicinoje, automobilyje ar net namuose. Kaip visa tai veikia? Kas slypi už kiekvieno mygtuko, ekrano ar signalo? Į šiuos klausimus atsakymų ieško Vilnius Tech elektronikos fakulteto studentai, būsimi technologijų kūrėjai. Laidoje Renkuosi studijuoti kviečiame susipažinti su šiuo fakultetu iš arčiau. Be abejo, šiandieną viskas yra, ar jūs žiūrite į žemės ūkį, yra išmanus žemės ūkis, medicina yra išmanioji medicina, statyba yra išmanus namai, kur nepažvelgtum, visur yra išmanumas, o išmanumas tai reiškia, kad yra kažkoks elektroninis daiktas, kuris padeda tą veiklą vykdyti, kuris suteikia smegenis ir kuris leidžia palengvinti gyvenimą, padidinti efektyvumą darbų ir tokiu būdu sukuria tokį efektyvesnį darbą, o mums įdomesnės gyvenimo akimirkas, lengvesnį gyvenimą su mūsų visokiais pagalbininkais, nuo robotais dulkių siurbėjais iki robotais langų valytuvais ir visokiais kitokiais. Į Vilnius Tech elektronikos fakultetą gali pretenduoti visi, kas sąžiningai pasiruošia egzaminams, turi pakankamai balų ir arba papildomų pasiekimų. Ir tai yra puikia galimybė tiems, kam patinka kurti elektroninius sprendimus, gilintis į modernios technologijos esmę ir dirbti su aukštos klasės įranga. Jo, aš sakyčiau, kad iš tikrųjų, kad visgi geriausia būtų rinktis tas specialybės, jeigu yra kažkokia tai ugnelė, tai fizikai, matematikai, tiem tiksliesiem mokslams, tai kas angliškai vadinasi tas STEM ta kategorija. Tuomet tikrai bus tas ir studijos, ir darbas bus arti širdies, miela dirbti ir jūs pats galėsit, žinot, kaip tas senas pasakymas yra, kad pasirink darbą, kurį mėgsti ir niekada nereikės dirbti. Tai aš, pavyzdžiui, už tą tikrai logika. Tai yra viskas viename. Sakykime taip, aišku, tai yra inžinerija. Inžinerija mes galvojame, kad čia turime tik nulius ir vienetus, bet šiame universitete mes esame ugdomi kaip kreatyvūs žmonės, nes toj pačioj inžinerijoje tikrai turi būti to kreatyvumo ir turi būti jo daug. Nes atrodo, kad viskas pasaulyje yra išrasta. Tuo tarpu tikrai ne ir aš manau, kad pati koncepcija šitame universitete mums yra duodamas plaktukas, duodamas pjūklas, parodoma, kaip atrodo namas, bet leidžiama mums tą namą patiems pasistatyti taip, kaip mes tai įsivaizduojame. Ir tą bedarant atsiranda kažkokie nauji unikalūs sprendimai, kažkokios naujos technologijos, naujas idėjas. Tai mūsų universitete tas kūrybiškumas yra labai stipriai skatinamas. Mes studijuojam būtent apie bendrąją tą elektroniką, tai mokomės ir lituoti, ir projektuoti, nes mes turim 2 specializacijas. Viena trečiam kurse galima pasirinkti yra apie labiau mikrovaldiklių programavimą, o mano specializacija yra elektroninių įtaisų projektavimas, tai mokomės spausdintinės plokštės projektuoti, lustus projektuoti. Tai pagrindas yra fizika ir matematika, kas yra labai svarbu ir taip pat per studijų programą praeinam 5 programavimo kalbas. Specialybė yra išties labai perspektyvi. Pas mus praktiškai visi studentai jau netgi 4 kurse jau jie turi darbus, ypač jie turi gamybinę praktiką 4 kurso pradžioje ir būtent per tą gamybinę praktiką dažniausiai jie ir suranda savo įmonės, kuriuose jos po to ir dirba po diplomo gavimo. Taip, kad tikrai labai imli protiniam darbui, labai imli naujiems atradimams, matote, dirbtinis intelektas, vėlgi dirbtinės sistemos, tai yra daiktų internetas, tai yra viskas, kas yra įgalinta elektronikos. Taip, kad tikrai elektronika yra ateities augimo pamatas. Tai čia nėra kalbos. Tačiau, aišku, visgi reikia truputėlį mylėti tą ir, kaip sakant, turėti pajutimą, kad būtų komfortabilu ir įdomu tiesiog.
Taip, tai sveiki atvykę į elektronikos laboratoriją ir šitoje laboratorijoje studentai mokosi pačių pagrindų. Tai reiškia, jie mokosi programuoti elektroninius prietaisus, nes šiais laikais elektronika susideda turbūt iš dviejų svarbiausių dalykų. Tai pirmas yra pasidaryti pačią schemą, su kuria tu dirbi. Antras dalykas yra ta schema yra išmaniai ir tam, kad jinai kažką veiktų, reikia įkelti programą. Čia yra Arduino. Arduino yra turbūt vienas iš paprasčiausių būdų mokytis elektronikos pagrindų. Tai yra, turbūt galima pavadinti, prototipavimo plokštė. Tai reiškia, kad prie jos galima lipdyti bet ką tik norime, pradedant automobilio modeliukų, ten kokie išmano apšvietimą, švietintis marškinėliai, spynos, bet kas patinka. Tai yra iš esmės sukurta specialiai hobistams, nes norint programuoti Arduino nereikia nieko. Reikia tik tai turėti kompiuterį su USB laidu, nes jisai tiek ir maitinamas yra, tiek ir programuojamas būtent per USB sąsą, tai su Arduino yra labai paprasta. Ir tai dažniausiai būna pirmas žingsnis. Tai Arduino yra skirtas pagrindė moksleiviams ir taip pat mes duodame darbus Arduino pirmo kurso studentams. Yra toksai dalykas, adaptacinis pirmo kurso studentams įvadas į studijas. Ir būtent įvado į studijas studentai gauna pasidarbuoti su Arduino, o po to jie dirba su sudėtingesniais visokiais įtaisais. Tai Vilnius Tech elektronikos fakultete veikia modernios, naujausia įranga aprūpintos laboratorijos, kuriuose studentai jau nuo pirmųjų kursų kuria, testuoja ir tobulina elektroninius sprendimus. Tai yra elektros pavara, tai yra specialus įtaisas skirtas asinchroniniam varikliui valdyti. Tai reiškia, kad jisai pagal mūsų nurodytus parametrus keičia kartu su dažniu ir įtampa tam tikrų dėsnių ir gali sukti variklį mums reikiamų greičių. Tai pradedant nuo paprastų siurblių valdymo, kada mes norim pastoviai palaikyti slėdį, iki įvairiausių staklių, kur reikia pastovaus, pavyzdžiui, pjovimo greičio ir taip toliau ir taip toliau. Tai visi mūsų automatikos studentai mokosi apie elektros pavaras, nes vienas svarbiausių dalykų, ką jie turi išmokti, ne tik kaip veikia, bet ir kaip tinkamai įkelti parametrus. Nes, pavyzdžiui, elektros pavara turi būti taip sukonfigūruota ir taip nustatyta, kad vartotojas galinis, kad ir ką padarytų, pavyzdžiui, negalėtų perkaitinti variklio. Yra tokie išvestiniai dydžiai, kaip, pavyzdžiui, pagal variklio apkrovą prognozuojamas jo šilimas ir taip toliau. Ir visi jie turi būti numatyti tam, kad naudojant negalėtum sugadinti, jos veiktų tinkamai. Tikrai nelengva, sakykime taip, bet jeigu yra tas atitinkamas požiūris į savo ateitį, yra ambicijos, tai viską galima išgyventi, viską galima praeiti ir kai kurie dalykai, tikrai viskas nebus įdomu, kai ką galbūt sunkiau teks praeiti, kai ką galbūt teks išzubrinti liaudiškai kalbant, bet tikrai yra įdomu. Galim būti ir būtent projektų vadovai, kas liečia elektronikos gaminius. Perspektyvos labai yra plačios, mes galim dirbti ir prie medicinos įrangos, galim ir į aviaciją eiti, galim eiti ir į projektavimo, kas yra kūrimas pačio įrenginio ir galime būti programuotojais. Manęs dažnai klausia, pavyzdžiui, kaip atskirti ar rinktis tą inžinerinę specialybę, ir man net nesvarbu, ar elektronikos, ar mechanikos, bet kurios srities inžinerinę, ar nesirinkti. Tai man kažkada dar mano bakalaurinio darbo vadovas tokį labai gerą pavyzdį pasakė. Sakė, nes kiekvienas inžinierius turi būti bent truputį nadingas. Tai jeigu tu namuose, kai užsikiša kriauklę, išsiardai vamzdžius ir susitvarkai pats, tai pamąstyk apie inžinerinius mokslus. Jeigu tu vos kas nutinka, iš karto kvieti meistrą, matyt, tau reikėtų rinktis kažką kitokio, nes visi inžineriniai mokslai, kad ar tu sėdėsi prie kompiuterio, ar ne, vis tiek jie turi tam tikrų, tu turi kurti kažką realaus. Kažkokius tikrus prietaisus. Ir niekada nebūna, kad jie iš karto veiktų. Vis tiek turi pasėdėti laboratorijoje, turi pasikrapštyti, turi mėgti padėlioti, palituoti, pažiūrėti, kas iš to gaunasi. Nes bet koks prietaisas, ką tu bekurtum, iš pradžių jisai neveiks. Ir būtent tas visas įdomumas ir gimsta, kada tu sėdi vakarais, aiškinės ir bandai suprasti, ką reikėtų padaryti, kad tai pradėtų veikti. Dažnai sulaukiu to tokio klausimo, ar čia moteriška specialybė, nes būna tokių dar replikų, kad galbūt yra labiau vyram ir panašiai.
Mano nuomonė, visos studijos pritaikytos tiek merginom, tiek vyram. Elektronikos inžinerija tai nėra būtent studijų programa, kuri, ten kaip sako, kartais būsi elektriko, eisi į kažkokius objektus, būsi murzinas ir nešvarus. Tai ne. Mes dirbam dauguma atveju prie kompiuterių, nes, pavyzdžiui, mano specializacija yra plokščių projektavimas spausdintinių, tai mes dirbam prie kompiuterių, gražiai, kaip ir, pavyzdžiui, žmonės projektuoja, programuoja tiksliau prie kompiuterių, taip mes projektuojam irgi per kompiuterius. Elektronikos sprendimai kuriami visame pasaulyje, o jų kūrėjai dirba globaliose komandose. Vilnius Tech elektronikos fakultetas aktyviai bendradarbiauja su tarptautiniais universitetais ir verslo įmonėmis, o studentai turi galimybę dalyvauti Erasmus+ mainų programuose, atlikti praktiką užsienyje ir kurti projektus su studentais iš kitų šalių. Technologijos mokslas yra labai universalus, jis yra globalus. Mes esam globalaus to viso, reiškia, vystymosi dalis ir mūsų studentai pirmiausia labai laukiami mainuose. Mes turime mainų programą ir per Erasmus su ES universitetais, mes turime specialias mainų programas, pavyzdžiui, su Taivaniu, su Koreja, kai kada, pavyzdžiui, būna kitos pagal tokios proginės, taip sakant, kažkokios tai programos. Taip, kad tikrai galimybių keliauti, pamatyti, pažinti pasaulį yra labai daug ir pasimokyti įvairiuose kitose universitetuose. Ir mūsų absolventai irgi yra pasirengę dirbti bet kur pasaulyje, nes mūsų pažangų studentai gauna mūsų pažangumo stipendiją, kuri yra apie nuo 70 iki 100 eurų. Plus kai kuriuose specialybėse įmonės suteikia tokias vardinės stipendijas apie 300-500 eurų mėnesį, kuomet jos skatina būtent rinktis tas specialybės, kurios yra ypač patrauklios šiandienos rinkoje. Tai studijos tiems, kurie nori ne tik sekti technologijų pažangą, bet ir būti jos dalimi. Jei ieškai krypties, kuri jungia logiką, kūrybą ir pasaulinį poveikį, elektronikos inžinerija kaip tik tau. Nes tu renkiesi ne tik paklausę profesiją, bet ir galimybę kurti technologijas, kurios formuoja rytojų. Tai ne tik įmonė su įdomiais projektais, bet ir vieta, kuri ieško naujų talentų bei siūlo perspektyves darbo galimybės. Tad pažiūrėkime, kuo ši įmonė išsiskiria dar. Kas slypi už modernių gamybos linijų, išmanių jutiklių ir tikslaus technologinių procesų valdymo. Susipažinkime, uždaroji akcinė bendrovė Automatikos biuras. Išskirtinumas mūsų įmonės yra tai, kad mes parduodam automatikos įrangą ir patys ją instaliuodami galim labai profesionaliai pakonsultuoti ir savo klientus. Tai yra įmonės, kurios vien tik parduoda įrangą. Ir kai atsiranda techniniai klausimai, kai atsiranda gedimai, nesupratimai, kaip ją reikia instaliuoti, atsiranda poreikis papildomų darbuotojų, papildomų automatikų. Šioje vietoje mes jiem padedam konsultacijomis, jeigu reikia ir galima ir prisijungti kartu, padėti suprogramuoti, paleisti, suderinti ir parinkti. Tai va, čia tas yra mūsų išskirtinumas šiek tiek lyginant su kitais automatikos įrangos vien tik tai pardavėjais. Tai mes įrangą ir parduodam, ir ją instaliuojam ir darom projektus. Kūriam automatizavimo projektus pagrinde baldų pramonėje, bet ne tik baldų pramonė apsiribojam. Lietuvoje turbūt nėra srities, kurioje mes nesam dirbę. Automatizavimo sprendimai dažnai atrodo sudėtingi. Ne visi klientai ar net gamybos įmonių darbuotojai iki galo supranta. Todėl čia dirbantys specialistai ne tik projektuoja ir įdiegia sistemas, bet ir nuolat padeda, paaiškina, apmoko, tampa patikimais partneriais visame automatizavimo procese. Jeigu gamybinė įmonė sustojo į liniją, vadinasi, už 2-3 valandų arba geriausiu atveju už pusdienio gali sustoti ir visa gamykla. Tai tas reagavimas, ta pagalba mūsų pagrindiniam ir stabiliausiam klientams, tas yra vykdoma visada ir daroma ir be tų patikimų darbuotojų tai būtų neįmanoma. Dažniausia problema
kai klientai nesupranta pačios automatikos, kaip jinai veikia. Labai didelė žmonių dalis, didelė klientų dalis supranta, kai yra mechanika, kai yra įrengimas, jisai juda. Nejuda stūmoklis, vadinasi užlinkęs. Jeigu ištiesina, jisai turi judėti. O kaip ten elektra vaikšto ir kas jam pasako judėti, visa tai yra mistika ir kai kas to neįvertina, kai kam tai vienodai rodo, bet tie, kurie supranta, kad tai yra viena iš esminių dalių. Sudėtingiausia kartais klientams išaiškinti, kad yra Magic Black Box ir joje viskas įvyksta. Nesėdi tenai, nėra tas kompiuteriukas ar valdiklis gudrus ir protingas. Ten yra daiktas pakankamai bukas, elementarus. Yra procesorius, yra mechanika, elektronikos kažkiek elementų ir viskas. Visas protas yra taip, kaip jisai yra paleistas, kaip jisai yra suprogramuotas ir padarytas. Iš savęs kompiuteris jisai yra niekos. Kompiuteris gali daryti darbą tada, kai jam programuotojas padaro įpučia protą. Visos automatizavimo sistemos širdis – elektros skydų grandinės. Čia sujungiami pagrindiniai komponentai – maitinimo šaltiniai, valdikliai, jutikliai, saugikliai ir kiti elementai, kurie leidžia įrenginiams veikti tiksliai ir saugiai. Elektros skydų gamyba standartiškai prasideda nuo jo suprojektavimo ir projektavime tu numatai visus įrengimus, visus elektronikos įrangą, kuri bus naudojama pagal visą procesą, kuri yra reikalinga. Sudarai brėžinį, kaip bus sumontuojamas skydas, paruoši elektros schemas ir tada viskas tiesiog sudedama ir sujungiama spintoje. Skydukai, kurie surenkami per 2 valandas, yra skydai, kurie renkami ir 2 savaitės. Kokybė mes patys surinkus skydą tikrinamės patys su jungta įtampa, patikrinam, ar viskas veikia, ar nebūna jokio boom ir džinas neišlenda iš spintos. Tikrinam atitikimą popieriniam schemom suprojektuotom. Ir žinoma vizualinis vaizdas, tai yra visada turime surinkus skydus, visada darome nuotraukas, visada saugojame jas pas save serveryje, kad turėtume kuom apsiginti arba savo patys patobulėti ir savo darbuotojus pasibarti arba pagirti. Vienas didžiausių automatikos biuro privalumų – greita reakcija į kliento poreikius. Komanda ne tik įsiklauso, bet ir greitai pasiūlo tinkamiausią sprendimą. Viskas priklauso, ar ta prekė pas mus sandėly ar ne. Jeigu sandėly, tai tą pačią dieną įsiunčiam ir sekančią dieną gauna. Arba jeigu klientas pats atvažiuoja, tai čia priklauso, per kiek laiko atvažiuos. O jeigu neturim, tai priklauso iš kur, ar pas gamintoją yra sandėly. Jeigu yra galimas pristatymas ekspresu, tai 1-2 darbo dienos. Jeigu standartinių tiekimų, 1-2 savaitės. Aišku, yra tokių pozicijų, kurios yra gaminamos, tai gali užtrukti ir iki 6-8 savaičių, bet čia jau reto atveju. Tai dėl to ir stengiamės kuo platesnę gamą palaikyti sandėlį. Bet aišku, dauguma gamintojų siūlo ekspres paslaugą, kur 1-2 diena ir pas mus jau ta prekė parkeliauja. Aišku, už papildomą kainą, bet jinai nėra tokia didelė negu gamybos stabdymas. Noriu pasidalinti vieno labai didelio kliento pasakymų ir įvardyjimų. Kuom išskirtinis automatikos biuras. Mes su juo daug kartų apie tai esam kalbėję ir sakė, automatikos biuras tai yra tie magaiveriai, kurie padaro bet ką. Sugedo įrengimas, padarys. Žinom, kad biurą pasikviesim ir sutvarkys, padarys. Geri atsiliepimai apie įmonę neatsitiktinumas. Profesionalumas, draugiška atmosfera ir įdomus projektai lemia tai, kad norinčių čia dirbti netrūksta. Dar vienas labai svarbus momentas. Čia vertina iniciatyvius žmonės ir suteikia galimybių augti kartu su įmonė. Naujų darbuotojų paieška, tai visiems standartiniai darbuotojų paieškos tinklapiai, skelbimai, bet labai didelė dalis darbuotojų yra iš studentų, iš mūsų praktikantų. Kiekvienais metais turim 2-4 studentus aukštesnių kursų,
Ir turim daug darbuotojų, kurie yra atlikę baigiamasias praktikas pas mus, parašę savo diplominius darbus. Labai priklauso nuo žmogaus. Yra, kuriem ateina studentas ir matai, kad ne tavo automatika, ne tavo tai sritis. Nereikia. Bet yra, kurie tikrai ateina su, kaip sakant, su degančiom akim ir nori tą daryti. Ir tikrai yra ne vienas, kuris su tuo užsidegimu ir pas mus toliau darbuojasi. Šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Daugiau informacijos apie studijas galite rasti žurnaluose Kur stoti ir Kuo būti. Iki pasimatymo.